Aš tai džiaugiuosi, kad mes nesusitinkam kasdien. Kažkas valandą vėliau prisijungia į mytą, kažkas valandą anksčiau prisijungia į mytą, tu praleidi, man yra tai buvę. Manyčiau, tiesiog daug kultūrų, daug žmonių, daug skirtingų žmonių. Aš manau, kad jau nuotolinio darbo tada nereiktų, jeigu visi mėnulį būtų. Labas, Danielė. Labas, Vaida. Papasakok trumpai, ką tu veiki įmonėje Impact Brands. Aš esu marketingo projektų vadovė, marketing project manager, iš tikrųjų sunku gal išversti į lietuvių kalbą. Mano pagrindinis toks kasdienis darbas tai yra tiesiog valdyti marketingo projektus ir į tai eina tikrai labai daug skirtingų dalykų, tiek analitinio darbo, ar strateginio, ar kūrybinio, užduočių skirstimas, teisiniai reikalai irgi, tai toks labai visapusiškas darbas, toks tikrai nenuobodus. Dar vadina tokias pozicijas marketing generalist, kur tai tiesiog apima tokią didelę sritį, kad labai sunku iš tikrųjų įdėti į kažkokį rėmą. Su kokiu įsimintiniausiu projektu tau teko darbuotis? Šiaip tai gal įsimintiniausi apskritai projektai man yra susijęs su teisiniais reikalais. Tai tiesiog to projekto svoris būna labai didelis, nes mes, tarkim, kažkas pavagia mūsų identitetą arba produktą nukopijuoja ir mes tada einam tokie kaip detektyvai ieškoti, kas ten kur ką daro. Tai iš tikrųjų šitie man yra mano mėgstamiausi. Nes labai daug analitikos, daug bendradarbiavimo su skirtingom komandom ir su išoriniais, tarkim, teisininkais. Tai šitas iš tikrųjų man įdomiausias. Tau tikriausiai nemažai tenka bendrauti ir su mūsų partneriais Amerikoje. Tai kaip tau ta tarpkultūrinė patirtis? Manau, kad nesvarbu iš kokios šalies yra žmogus, visą laiką labai yra įdomu bendradarbiauti su žmonėmis iš kitų kultūrų, nes vis tiek išryškėja tie skirtumai. Aš visą laiką priimu kaip labai smagų dalyką susikonektinti, bendrauti su žmonėmis iš kitų kultūrų. Tai kažkokių sunkumų tikrai niekada bent jau man nekilo bendradarbiauti ir visą laiką labai smagu pamatyti kitą požiūrį, nes vis tiek kultūriniai skirtumai, tai tie požiūriai kartais skiriasi. Vienintelis minusas tai, kad gyvenom skirtingose laiko zonose, tai kartais susijungti būna sudėtinga. Gal galėtum truputėlį daugiau papasakoti apie tą gyvenimą tarp skirtingų laiko zonų ir kaip jūs sprendžiate šį tokį iššūkį? Kadangi mes esam pilnai nuotolinė įmonė ir mes visada buvom išsimėtę tarp skirtingų laiko zonų, tarp skirtingų šalių, tai pas mus yra pakankamai viskas sustyguota, kad tai nėra kažkoks labai didelė problema. Bet vienas iš tokių dalykų, kaip mes bandom sinchronizuoti tą komunikaciją, kuri iš tikrųjų yra nesusinchronizuota dėl laiko zonų, tai mes turim nustatytus pokalbius ir mes juos turim nustatytus ten mėnesį į priekį, tarkim, kad kas antrą savaitę mes turim kokį nors skambutį. Ir šiaip visada, bent jau aš tai Google kalendoriui turiu laikroduką, kur man rodo laiko zonas mano kolegų iš Amerikos, tarkim, kad žinočiau, kada aš galiu jiems parašyti, paskambinti ir taip toliau. Šiaip tiesiog toks pagrindiniai dalykai tokie, kad gerbiam laiką kitų, nerašom nedarbo metu ir tiek. Ar yra buvę kokių nors, kurioziškų situacijų dėl to laiko netitikimo? Yra buvę. Tokie gal pagrindiniai tai, kad kai prasisuka laikas, visą laiką būna ta savaitė, kur kažkas valandą vėliau prisijungia į mytą, kažkas valandą anksčiau prisijungia į mytą, tu praleidi, man yra tai buvę. Bet toks gal gyvenimiškas labai dalykas, kažkaip nesureikšminamas šitą. Kas tau pačiai yra Impact Brands? Šiaip tai pagrinde tikriausiai tai labai smagi darbo vieta, bet kartu ir galima gal sakyti ir tokia bendruomenė žmonių, kurie visi gyvena tokį panašų gyvenimą kaip aš, visi dirba nuotoliu, visi turi tą tokią laisvę nuo ofiso, laisvę nuo tos kasdienės rutinos, žmonės, kurie renkasi kada ir kur jie nori dirbti. Manau, kad čia toks ir pagrindinis dalykas, kuris apibrėžia apskritai įmonę, jeigu man reiktų taip įvardinti. O tada įmonės tokia vidinė kultūra, kaip ją apibūdintum? Neformali. Nėra tokio perdėto formalumo, kurį nors šiuo metu jau rečiau sutinkam, bet iš tikrųjų sutinkam to tokį business casual, sakykime. Tai neformali, draugiška, paprasta, sakyčiau, tokia neįpareigojanti labai stipriai. Ką reiktų gal, aš išskirčiau, tai gal ta vidinė komunikacija labai paprasta, tokia draugiška ir labai neįpareigojanti. Tai tas man labai patinka, tas eina tokia koja į koją su mano požiūriu, kaip aš elgiuosi, tarkim, darbo vietai, tai tiesiog man patinka, kad nėra tų super duper formalumų visokių. Tai... Jūs kasdien su komanda biure nesusitinkat. Tai kaip palaikot ryšį tarpusavyje?
Nuotoliniais skambučiais iš tikrųjų pagrindinis gal žinutės, skambučiai, e-mailai. Aš tai džiaugiuosi, kad mes nesusitinkam kasdien. Ne dėl to, kad aš nedirbu su labai įdomiais ir fainais žmonėm, bet tiesiog negalima pakeisti ofisų to komforto dirbant iš namų arba iš kur aš noriu. Tai mes tiesiog palaikom ryšį, mes turim kasdienius skambučius trumpus, kur tiesiog pasičekininam, ar viskas visiems gerai, ar reikia pagalbos, ar kažkas naujo įvyko. Tai padeda palaikyti tokį pulsą, o šiaip pagrindinis toks gal smagiausias dalykas, tai kartą į ketvirtį susitinkamsi gyvai, pamatom už tų langelių, kas slepiasi, nes kad ir dirbam iš namų, vis tiek labai manau, kad karts nuo karto reikia pasimatyti su žmonėms, su kuriais tu praleidi 7, 8, 9 valandas kiekvieną dieną dirbant ir chatinant ir kalbant, pamatyti gyvai. Tai susitinkate gyvai teambuildinguose, tiesa? Taip. Tai kaip jauteisi, kai pirmą sykį pamatai savo komandos narius? Pirmas teambuildingas buvo, kai aš tik pradėjau dirbti, man rodos. Buvo gal mėnesis praėjęs. Buvo keista, nes iš tikrųjų man rodos, aš praėjau pro to žmonės tiesiog, kol jie laukia lauke, nes nepažinau. Čia yra tas nuotolinio darbo, kad kaip ir tave įdarbina, tu pradedi dirbti, bet tu niekad nematytų žmonių gyvai ir yra pakankamai sudėtinga atpažinti gal tai. Buvo šiaip, nežinau, smagu. Mane šiltai priėmė, aš jo šiltai priėmiau ir smagiai pabuvo. Susipažinom artimiau. Ką smagiausio esate kartu nuveikę su savo komanda? Šiaip kiekvienas teambuildingas, kai mes susitinkam, visą laiką būna labai smagus ir vieno kažkokio išskirti negalėčiau. Buvom gaminti maistą, toks workshopas su šefu, kur gaminom visi, tai iš tikrųjų buvo labai faina, nes turėjom labai daug laiko jaustant visi šnekėtis ir tada turėjom bendrą vakarienę. Tai šiaip nesvarbu, ką mes veikiam, tiesiog aš manau, ta komunikacija, buvimas su tai žmonėm yra pagrindinis tas dalykas, dėl kurio susitinkam. O kurie įmonės perks ir benefitai yra tavo patys mėgstamiausi? Šiaip dabar vasara, tai turim trumpesnius penktadienius. Tai čia aš manau, kad yra labai geras dalykas. Tiesiog uždarai kompiuterį vidury dienos ir turi ir labai ilgą savaitgalį tada. Tai tas tikrai mano numeris 1 šiuo metu. Kitas tai tikrai būtų flexi dienos, kai galima išsidėlioti savo darbo valandas tiesiog pagal savo patogumą. Tai labai sutaupo daug, sakyčiau, ir atostogų dienų, nes kartais tikrai būna, ten, nežinau, reikia nueiti pas gydytoją į kirpyklą, nežinau, kažkas įvyk, gyvenimas nutinka tiesiog ir nereikia tiesiog imti laisvų dienų, galima tiesiog pasidėlioti tas valandas, pasimti ilgesnę pertrauką ir dirbti. Tai tas toks flexibility man labai patinka. Kas pasikeitė įmonėje nuo to laikotarpio, kai tu prie jos prisijungiai iki šios dienos? Kai aš prisijungiau, man rodos, buvo nedaug žmonių ir dabar aš taip žiūriu, kiekvieną savaitę ateina po 3, 4, 5 plus žmonių, tai sakyčiau, gal patrigubėjo žmonių skaičius nuo tada, kai aš prisijungiau. Išaugo komandos, atsirado naujos komandos, atsirado pareigos, kurių absoliučiai nebuvo, kai aš prisijungiau ir tas mūsų medis įmonės tai plečiasi. Tas yra smagu, bet iš kitos pusės labai kartais sudėtinga jau susigaudyti, kai ateina tiek daug žmonių. Bet aišku, labai smagu, kad taip greitai augam. Tai jeigu turėtum tokią magišką burtų lazdelę ir galėtum vienu mostelėjimu kažką pakeisti įmonėje, ką keistum? Workationus dažniau daryčiau. Ne, šiaip nežinau net. Galbūt susitikčiau su savo artimiausia komanda dažniau šiek tiek, bet irgi toks. Gal. Užsiminei apie workationus, apie darbostogas. Tai pernai metais keliavote į Turkiją. Kokie įspūdžiai iš ten? Labai smagu. Pirmą kartą esu apskritai karjerai savo išvažiavus su komanda, tiesiog tokiam ilgesniam laikotarpiu. Buvo tų ten darbo kelionių kažkokių, bet niekad nebuvau tokiose atostogose, darbostogose, suplanuotose darbo. Tai iš tikrųjų buvo labai puikiai suplanuota viskas, labai daug veiklų, daug ir laisvo laiko ir kartu tokios kolaboracijos, bendradarbiavimo. Tai jaučiu, kad tikrai pabuvom ir produktyviai, bet kartu ir labai gerai pailsėjom ir susibondino.
Tai tikrai labai smagu. Nes mes, kai susitinkam, tarkim, team buildinguose, kas ketvirtį mes susitinkam savo mažose galbūt komandose, tai tas workationas yra toks būdas, labai retas atvejis, kai susitinka didelė masė įmonės žmonių vienu metu ir iš tikrųjų turi galimybę pabendrauti. Tai tikrai labai patiko. Labai laukiu kito workationo. Man įdomu, ar nėra nejauku pirmą sykį pamatyti tuos žmonės, su kuriais seniau bendravai tik per ekraną? Ar jaučiat ryšį tarpusavį? Ryšį tai jaučia. Aš manau, kad aš dirbu beveik 2 metus jau, tai kai tu bendrauji su tai žmonėm kasdieną, kiekvieną dieną, tai jau tas ryšys nenori atsiranda, ar jūs kalbat gyvai, ar jūs kalbat nuotoliu. Aš manau, kad ypač dabar tą ryšį palaikyti, kokybišką ryšį palaikyti yra visai nesunku. Video, chatai, šiaip tas nuolatinis susijungimas yra pakankamai paprasta. Aš manau, kad gali būti truputį nejauku pirmus kartus, tarkim, prisijungiant dirbti į pilnai nuotolinę įmonę iš ofiso, tarkim, kur tu esi pratęs matyti žmonės. Pirmą kartą manau, kad gali būti sudėtinga, truputį nejauku, bet manau, kad viskas okei. Dar labai aišku priklauso nuo komandos. Jeigu žmonės šilti, atviri, tai bus viskas paprasta. Tai kaip tu apibūdintum savo komandą būtent? Tai šilti, paprasti. Šilti, paprasti žmonės, bendradarbiaujantis, labai visada padedantis, visą laiką. Jeigu yra kažkokios problemos su projektais, galų gale mes esame marketingo project manageriai, pas mus būna degančių dalykų, dažnai būna, kad dalykai neina pagal planą, bet kažkaip priimam tai kaip komandos tokia problema ir taip komandiškai pakankamai sprendžiam. Aš manau, kad vienas pagrindinių dalykų, kas gali darbe toks make or break a career, yra tavo komanda, artimiausia komanda, žmonės, su kuriais tu bendradarbiauji, tai aš tai labai džiaugiuosi savo komandą. Nors mūsų labai nedaug, bet mes gerai va. Ko norėtum savo komandai palinkėti? Kantrybės, daugiau laisvo laiko tarp mytų. Būna tokių dienų ir gal ir viskas. Šiaip jie viską turi, jie puikus specialistai, puikus žmonės. Jeigu turėtume išrinkti dainą, kuri būtų tarsi įmonės himnas, ką siūlytum pasirinkti? Wow, nežinau net. Prisimenu, kad kai buvom Turkijoje, visą savaitę grojo Kunigunda, tai aš nenori, aš manau, kad čia šitą dainą tu tikriausiai gros ir kitom workation'e, nežinau, kiek lietuvių bus ten, kur mes skrisim, bet jeigu reiktų išsirinkti, tai čia greičiausiai būtų tas variantas. Jeigu reikėtų pasidalinti geriausiais tips and tricks, kaip būti geru projektų vadovu? Pagrindinis dalykas, tai aišku, yra planavimas. Ir čia jau galima leistis į labai daug detalių, kaip tai daryti. Aš turiu savo metodus, kažkam jie bus netinkami, aš viską mėgstu planuoti pakankamai detaliai. Tai užrašinės, kažkokia gera project managemento platforma, kur galima skaidyti užduotis, rašytis nautus. Tai aš labai mėgstu viską išsidėlioti, kad man vizualiai būtų prieš akis viskas. Tarkim, sąrašas darbų, eiliškumo tvarka. Čia pagrindinis toks dalykas. Kitas tipsas tai yra, jeigu kalbam apie darbą nuotoliu, tai turėti kažkokį kampą savo, nebūtinai kažkokį ofisą, kur tikrai dauguma žmonių to galbūt neturi atskiro kambario darbui, bet tiesiog turėti atskirą kampą, kur yra tik darbas. Nes jeigu mes gyvenam, miegam, dirbam toj pačioj erdvėj, gali pradėti maišytis tas tokias erdvės, kad tu niekad neišeini iš darbo arba tu niekad negrįžti namo. Tai turėti kažkokį skirtą darbui kampą, kur užverti kompiuterį vakare ir tu jau esi namie, ne darbe. Tai čia gal toks, manau, pagrindinis dalykas. Kitas dalykas tai būtų bendradarbiavimas ir šiaip komunikacija. Aš manau, kad kai dirbi nuotoliu, nenori, turi užsukdyti šiek tiek kitokią komunikaciją su savo kolegomis, negu dirbtum ofise. Tai kartais reikia tiesiog daugiau pastangų susisiekti, susikonektinti su kažkuo, tai ugdyti gal tos įgūdžius komunikacijos, kad ypač kai mes bendraujame tik nuotoliu. Gal turi kokių nors dar kitų patarimų, kaip sėkmingai pasiruošti nuotoliniam darbui? Patogi įranga, aš manau, kad irgi labai svarbus dalykas, kai, tarkim, mes kai dirbam ofise, mes nelabai galvojam ten stalai kėdės, bet iš tikrųjų, kai pradedi dirbti namuose, ilgą laiką namuose, tai pradedi ieškoti kokią čia geresnę kėdę nusipirkti, nes kažkaip nugarą skauda. Tai investuoti į gerą kėdę, gerą stalą, patogų kompiuterį ir iš tikrųjų gauti savo kampą ofisą, kur dirbi, pasidaryti tokiu mielu savo. Va čia irgi toks labai fainas dalykas dirbant iš namų, kad
kad tu gali kaip nori taip susidėlioti savo ofisą. Jeigu tu nori, kad ten šuniukas gulėtų prie kojų, tai ir gėlė auktų ant stalo, viskas fainai. Jeigu nori visiškai minimalistinio, irgi gerai, nėra kažkokios ofiso politikos, kuri tau to neleistų daryti. Tai tiesiog pasidaryti patogią darbo vietą. Aš manau, čia tas pagrindinis dalykas ir susirasti patogų darbų planavimo įrankį. Čia irgi vieni galvose planuoja, kiti turi susirašyti viską tiksliai. Manau, čia tokie du esminiai dalykai. Danielė, tu gal ir pati turi gyvūnų? Turiu šunį, Liudviką. Tai pagrindinis dalykas, dėl ko aš labai džiaugiuosi dirbant nuotoliu, tai jis yra senas šuo, tai kiekvieną dieną, kai aš su juo praleidžiu neišeinant niekur, man labai faina, nes per pertraukas ir šiaip ryte galiu daugiau laiko skirti, nes nereikia ruoštis į ofisą ar važiuoti kažkur, tai galiu tiesiog su savo šuniu daugiau laiko praleisti. O jeigu Liudvikas galėtų kalbėti, kaip manai, ką jis tau pasakytų? Kad man dažniau išeiti į lauką reikėtų ir mažiau būti namie. Manau, ir pats Liudvikas norėtų kartu išeiti dažniau pasivaikščioti. Mes išeinam, bet aš manau, jis toks truputį introvertas, tai jam reikia savo erdvės, o aš visą dieną namie būnu. Bet jis nesiskundžia. Tai jeigu reikėtų Impact Brands įmonę apibūdinti 3 žodžiais, kokius žodžius pasirinktum? Inovatyvi. Aš manau, kad vis dar, nesvarbu, kad mes esam po pandemijos, bet vis dar nėra tokio dydžio įmonių daug dirbančių nuotoliu. Toks, manau, inovatyvumas tikrai labai labai sveikintinas, tolerantiška, manyčiau, tiesiog daug kultūrų, daug žmonių, daug skirtingų žmonių ir labai draugiška, neformali įmonė. Tai irgi toks ir tiek vidiniai komunikacijai, tiek toj neformalioj komunikacijai su kolegom. Niekad nesijaučia to tokio perdėto formalumo, kas, manau, irgi labai, labai sveikina. Ką tu norėtum, kad kiekvienas naujokas, prisijungdamas prie įmonės, apie ją žinotų? Kad čia yra labai labai gera dirbti iš tikrųjų, kad nebijotų kalbėtis, nes mes turim tiek daug žmonių, tiek daug komandų ir jeigu yra iškyla kažkokios problemos, tai visą laiką bus žmonių, kurie tau gali padėti ir pasiruošti smagiam karjeros etapui iš tikrųjų. Įmonė tikrai nemažai dėmesio skiria ir įvairiom socialiniam misijom. Ką galėtum apie tai papasakoti? Taip, tai iš tikrųjų labai įdomus dalykas tai, kad mes turim savanoriavimo dienas, kurias mes skiriam grinai tik savanoriavimui. Aš manau, kad tai turėtų būti apskritai visų įmonių, gal politikos dalis, atrodo labai labai gera iniciatyva. Tai paskutinį kartą buvo Maisto banke, mačiau, kad žmonės ten keliauja tvarkyti paplūdimių ir taip toliau. Tai yra nuostabus dalykas. Ir turim savo ID funds, nežinau, kur tiesiog turim fondą, kur darbuotojai kartu su įmonė renka pinigus kokiai nors svarbiai misijai, tarkim, karui Ukrainoje, gyvūnams. Tai tikrai labai, labai džiugu, tokia socialinė atsakomybė iš įmonės. Ką tau reiškia įmonės šūkis Impact Billions? Siekiam, kad paliestumėm, pakeistumėm milijardų žmonių gyvenimus. Dabar dar tik milijonų, bet sieksim milijardų. Įsivaizduok, kad visa Impact Brands komanda susėda į raketą, išskrenda į Mėnulį ir iš naujo atidaro įmonę. Kaip manai, kokią įmonę mes ten atidarytume? Aš manau, kad jau nuotolinio darbo tada nereiktų, jeigu visi Mėnulį būtų ir vienai vietoj. Aš manau, kad tokia pačia. Vis tiek tie patys žmonės. Manau, kad ir ta pati misija visa būtų, tai manau, kad labai panašia. Tai kad gal su deguonio šalmais visi turėtumėm. Ir jeigu tu galėtum sugalvoti vieną taisyklę tai naujai visuomeniai, kuri visi turėtų jos laikyti. Mėnulyje? Taip, kokia tavo taisyklė būtų? Kad workation skrendam į Žemę. Ačiū labai, Danielė. Ačiū, Vaida.